Yra. O, traukiami. Labas visiems, šiandien mes prie vandens, pirmą lydeko sezono dieną. Oras vasara visiška karšta, 25, ne kiek pranešė, gal dar šiandien. Saulė gal nėra gerai, o gaudysim pinigais. Vanduo pasidrumstas ir smarkiai pasidrumstas. Ne, tai žinai, nes buvo tų lietų viską. Link pietų jau tam toks biškį pakelims turėtų būti. Nes dažniausiai... Ai, kaip kada? Taip jos daugiau gal įsidėdojus šauna. Vandens būtinai ne. Reikia masalus išsitraukti šitos dėžės. Įsidėjau ir gumom pamėtyti kažką ir... Ir wobler. Pernai metais tai iš pavasario ant woblerio tvyčingaujant faktiškai ne, vien paprastu traukimu karuž. Gerai, dabar inkaruotis nereikia. O tas pirmas rytas garsas jau valus vėlės. Turėtų seklumus jis sėdė. Taip įsivaizduoju. Ta saulė nėra gerai. Aš kažkaip pastebėjau, kad per saulėtas dienas dažnai būna triuba. Bet gerai, kad vanduo nėra labai skaidrus. Bet iš čia išplauksim, šiaip turėtų būti skaidresnis vanduo. Tai jai ten krantų visai žinai, neskaitantis vaiks viską paplantė, daugiau viską. Nes kažkaip aš pastebėjau irgi kažkada po liučių buvau čia atvaręs. Va čia, va šitoje vietoje mūtnas, o tamgi tenai paplaukas nebe. Tos vieno įlanka ir mėtėsi. Yra. Žvakytė. Apsidaužt. Pasiduok. Aš laiką turiu. Sunervavo tas motoras, bet... Na. Tas mamytė ir tėvelį. Blemba čia. Kiek 7. Nu, dažniausiai, jeigu mano pirma, tai man gerai žvejyba būna. Daiktas. Ai, šitą žirklės turi. Aš irgi tas žirklės, bet blemba, kai trišakis iškabinėjai biškį kietesnė reikia daiktą. Yra. Taigi tasai...
А дедума. Ай-яй-яй. O, papa, kaip gražiai nu. Ir ten va, prie tų žolių salų irgi visą kirta. Blemba, reikia mažesnę gumą dėti. Dajomai ir nėra ką parodyti. Galvoju, kad karščiau bus. Tik kad tas vėjas lanką labai išvalo, daro toks biškį pojūtį prarandi. Blemba buvo. Ir tiesiai pavaltim. Bliomba, kad žiebė. Antrą kartą. Dabar girdėjai netrib. Tiek, nu nebent žinėtinis, ten pradžiai žinėtinis, neperkaitams kokią savo įdėtą tada Yra. Kur tas replytis? Nesipurtik dabar. Ate? Ačiū. Blemba, kad piktai smeigia. Pabandyt gal pakeist masą. Ką darai, kai užkimbant kažkokią masalą? Keiti į kitą. Nu, pabandom. Sunkesnį biškį. Kažkaip nesusikalb su šito vobleriu. Esu jomų turėjęs ant jo, bet jis toks labiau nerinti, žinai, yra tai. O kita va gulbė čia plaukia. Yra. Eik tu. Oi, oi, oi. Net rankas kratas. Nenoriu labai forsuoti aš čia į viršų. O, traukiami. To na.
ištrauk inkarą, nes jisai eis prie inkaro. A tik nebus virš limito. Gali būti. Tai visą atgaužytum. Nedaryk žvakės, nedaryk. Nors kur, pažiūrėk, burnoj tas wobleris. Čia dabar jie vienintelis būdas pabėg mamalą nuplėšk. Kokia susižalojus. Sakau, kodėl šitą daužyti? Šitą gerai išnešė. Fuuu. Bliamba net rankas kratas. Nu, pavargai jau. Bliamba kokias susidaužęs. Nu, nafik. Rankas kratas, karočią kojas dreba. Iš pradžių toks smūgis ir po to, kai pradėjo eiti. Jis irgi vat, per kablį perėjęs tasai. Pavadys. Čia tik atsargiai, kad neįsi. Bliamba kokia visa nusidaužys. Čia, tik žiūrėk, tas žiaunas nepažeis, tai ten ta vieta yra kur. 2,8, 9. 2,9. Beveik 3 kilai. 5,7,6. Dabar man reikia būtinai nuotraukas. Bliamba kokia visa su kovos randai. Tik žiūrėk, jau gerą, nes gerai. Nu, ką, plauką, dėkui tau. Gaut. Ką jį atsigaut, kad va, plaukia ir nuplaukia. Fuh! Kažkas nedirba wobleris. Nedirba. Aš vis gal, matai, kas yra ten, kaip, pavyzdžiui, wobleriai, nėra taip, kad tu va paims ir taip pat visus pravedinės ir jie tau dirbs. Ką va išmokau su wobleris žvejojant, tai jiem kiekvienam turi atrasti tą geriausiai dirbantį pravedimą. Nu, bet daugumą, aišku, jie ant paprastą vyniojimą gerai dirba, nes jie taip sukurti yra. Ir vat su šito kažkaip nesusišnekėdavau. Nes šiaip jam tokių, nu, jam reikia labai storo koto ir, nu, ta prasme, kietą. Ir smūgį tokių didelių. O aš tokiam labiau prateškam jį pratempiau. Man būna noris, kol aš jos nepasidarau, kai pasidarau, tada nevalga nieks. Gal visai nieko būtų pasitikėti, kaip sakai, bevalgiau. Yra. Išpjauti šiandien. Neatlaikė ir šitą. Baig. Nevaidink čia anos, kur man. Ai, ne. Nu. Plauk. Na, vis šitą woblerio pravedimus aiškus. Du tai neatsitiktinumas. Reikia pakeist masalą. Šiandien kažkaip sekas tada, kai pakeičiu masalą.
Va, čia tai mano dar vienas darbinis. Sunkus jo pravedims ir, bet dirbu. Ir kažkaip šiandien žiūriu, vombleris geriau. Yra. Šiandien konkrečiai plotė žuvs. Nu tai palengva eina. Vyjas iš paskas. Sek. Sakau, kad svoris toks, sakai, ir jaučia, žinai, bet... Nu čia atsiprašau už šitą. Gerai, su tokiam nebelabai metus. Nu, dar vieną. Davai. Pavyzdžiui, va tas, kur pats kampas yra, kur link tų namų, po dešinę pusę ten net nėra ko plaukt. Žiauri. Bet ten ir žolių nėra. Kažkaip įdomi, va visur žolės, bet ten grina tokia durpė. Yra. Neprasižios jinai dabar su tais dviem kabliais. Gerai. Mintim. Ta prasme, žvejus per visus galus, o va tokius va privatizuotais yra. Mažytė jaučiu, nes labai ardas. O va tokius privatizuotais, karočią, jėga. Ne, žiūrėk, ešerys. Opa. Čia mėpsa, kartą įsidėjo. Siūs gintarį. Ir man sakė, ešeriuką pagauk. Blemba gerulis, šitą paims. Čia papuola čia, blemba, ir tu ešerių tokių normalių. Pavyzdžiui, dėl ešerių tai iš viso aš nepritariu jokiam pakeitimui, nes ešerys jis kaip piktžolė, jų pilna visose telkiniuose, blem. Tai aišku, blem, čia tokia kažkietinis apribojimai, gerai, bet suprašiu, žinai, kad tą ešerį paleidus jis tada išgyventų. A čia paleis ir išplauks aukštyn pilvą, ne? Nu ir vakar, va, ant dugninės paėmė, net negiliai įryjas buvo, žinai, lūpai, kabliukas, ble. Yra. Nėra? Kas tai žino? Nelabai. Tai. Gal vėl ešerys? Ne. Labai duodas, tai spėju, kad nebus didelė. Karočią, šiandien galėjau gumų neimti. Baik! Va, kad nemėgstu, kai jas taip daro, kai wobleris įsektas. Nes didelė tikimybė, kad kabliai gali atsidurti, kur nereikia. Penkt, šeštas. Taigi prižadu, paleisiu. Dar vienas peiliuks. Namo. Ta prasme, kelintą aš jau nebežinau jūs.
Aš žinai, kas įdomu, o pavyzdžiui, to žuvų elgsenas, kad skirtingom telkiniai skirtingai yra elgesios. Dabar, o pavyzdžiui, kokiam gilesniam telkiniai jos jau čia seklumus įsėdėtų. Yra. Dar pradžiai sudvėjojau, nes atsileidai ir pradėjai į mane plaukti. Oi, kaip godžiai prarijęs. Kas čia? Blema, kodėl jas pradėjo išsikalinėti prie valties? Šaktoj. Daug žediklių. Bet gražiai išsiėmė. Nesiseka. Bet konkrečiai. Nu ką, toks tas atidarimas. Paėjo, galim sakyti. Kieks didelis, dydžiai. Tik vienas normalus. Bet kaip atidarimas. Gerai. Dėkui, kad sekat, laikinat ir tam taip toliau. Iki kitą kartą.